Sveiki gyvi, kas dar gyvi. Turiu tokį bėdą. Pamečiau vieną lapelį. Žinot, kai būnu, kai rankinius traukiu. Žodžiu, čia reik man kažkaip pasigaminti tokį formą ir kažkaip čia privirinti. Nežinau, kaip čia taip reik padaryti. Aš nesu daręs tokį dalyką niekuomet. Bet aš galvoju taip, kad čia reik šitą šūdą apklijuoti su izoliacija. Su tokiu va, ne popierinė. Nes aš galvoju, kad į popierinę įsigers epoksids ir aš nebenuimsiu paskui. O į tokį turėtų teoriškai neįsigerti ir galbūt man pavyks iškrapštyti. Tų va šitais aš tikrai net bursiu. Man reikia tik maždaug formų pasidaryti. O kaip man čia išeis pasidaryti, nežinau, pabandys dabar tą apsiklijuoti. O kaip čia išeis, jau nežinau, bus matyti. Apsiklijavom šiaip ne tak. Izolkę. Dabar bus iššūkis. Kaip šitą dalyką čia reikia man dabar filmuoti, plemba. Kaip čia reikėtų tai padaryti? Pašimti per kūrą. Aš nežinau. Nu, bet kažkaip. Kaip man čia pasieksis. Aišku, tie, kas dirbs tokiais dalykais, čia taip jauč nieks nedaro, kaip kad aš darau. Bet aš tokį darbą nedirbu, tai aš darau, kiek man suprantama. Na, bet kaip išės, tai čia aš nežinau. Gal kas nors ir išės. Dabar reikia pabandyti apsipjausti tusų ir kažkaip bandyti tept musik. Bus matyti, kaip čia išės. Kažkur kažkas va susibūrė. Kažkaip taip va. Taip, manau, čia nereik daryti, bet kaip tu kitaip išmoksi, jeigu tu nedirbsi. Iš klaidų įmokinamės. Jei neišeis, darysim iš naujo. Dabar taip va reik susitepti. Paskui, kai apstings, apsidrošti va tos kampus ir tada kampus kažkaip bandyti priklijuoti. Suformuoti kampus. Ta didžioji, ta plokštuma. Lengvoji dalis jau ir padaryta. Nu, kaip čia išeis mums, nu, bus matyti. Kaip čia mums gausis. Nu, bet kaip nors jau gausis. Ne, nesigaus iš vien syk, padarysim iš 5 syk. Koks problemas. Išsimašyti šmakalą dabar. Bandyti biškį patamazuoti. Aptamazuojam su šmakalu. Čia kuomet sustings, čia viską apdrošiam. Dadėsim iš naujo, dar priklijuosim, paskui dar priklijuosim. Ir iš kokį 78 kartą turėtų kažkas išeiti. Daug maž. Bus matyti, kaip čia bus, kaip čia išeis. Nu, kažkas galbūt išeis, turėtų išeiti. Užpisants darbas. Nedirbčiau tokį darbą, už pinigus. Sudžiūva, nusiėmė. Šiaip ne taip, nu, labai gerai nesigavo. Bet užtat ir labai panašus. Labai panašus. Nu, dabar reikia storint, kad būtų paskui ką trinti. Čia kampų iš vis neišėjai padaryti, nes nemoku aš. Tai dabar šitais va tokį va ištriusiu, kad atsikirpau juostelę. Įdėsim. Suklijuosim, sustorinsim, apsitrinsim, apsidailinsim, maždaug ko panašesnis, ką būtų. Galėsim kibyti. Šitaip galvočiau. Kaip nors kibyti. Nežinau kaip, bet kažkaip. Nu, žiūram, darbam toliau, kaip čia. A bus, kas a nebus. Pavyko. Išsidrožiau. Šitas aparatas. Dabar va, užsided šitais.
šlovė. Aišku, čia reikia visą špakliuot. Trint, špakliuot, bet dabar ir toks reikals, vyručiai. Kaip reikia čia priklijuoti? Su kokiais klejais? Kaip jūs galvojat? Nes aš noriu visų pirma čia susiklijuoti ir tik paskui tavo šitą špakliuoti, trinti, tam, kad geriau ans nulūžt man rankose, o ne vėl pamesti kažkur. Jeigu ans nenulūž, kol aš nusišpakliuosiu, nusitrinsiu, tai reiškia, kad iki parduotuvės dar galės nuvažiuoti su to kalpoku. O jeigu ne, tai ant jų bus tik tais ant sienas kaip puošmeną pakabinti. Nes aš dabar jokių variantų, tokių protingų neturiu. Žinau, šiais laikais tokių ir 1000 rūšių. O kokie, kad būtų super duper, tai aš nežinau. Super klejai su soda. Gal ir laikyt, nežinau. Arba ten kažkokie kitokie super klejai. Nežinau. Žodžiu, agir, davai patarkit kas nors. Kokių klejų iššaunam, ką laikytų? A?